89 Logoso žurnalo numeryje man teko rašyti straipsnį apie žinomą menininkę, ilgametę Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto tekstilės katedros dėstytoją, daugelio parodų Lietuvoje ir užsienį dalyvę Jūratę Petruškevičienę. Šią dailininkę pažįstame kaip nuolatos ieškančią novatoriškų originalių meninės raiškos būdų, įdomių kūrybinių formos sprendimų ir inovacijų tekstilės meno srityje. Jos gvildenamos temos taip pat niekada žiūrovo nepalieka abejingų, nes Petruškevičienės darbų tematika plati, išryškinanti tautinio kultūros paveldo vertę, kviečianti prisiminti mūsų krašto istoriją, žmonių praeitį, analizuojanti Lietuvos kaimo likimą. Dailininkė Jūratė Petruškevičienė gimė Kaune, garsaus matematiko profesoriaus Jono Matulionio ir lituanistės Stanislavos Stefanijos Grybinaitės šeimoje. Vaikystėje ji itin domėjosi literatūra, taip pat labai mėgo piešti, tad baigusi mokyklą nusprendė studijuoti dailę. Būsima menininkė mokėsi Vilniaus dailės instituto, dabar Vilniaus dailės akademija, Kauno taikomosios dailės skyriuje, kur tuo metu dirbo ir kūrybinės nuostatas studentams formuoti padėjo itin įdomios asmenybės. Vienas iš Lietuvos profesionaliosios tekstilės pradininkų, Zenonas Varnauskas, taip pat prieškario ir pokario modernizmo ikonas scenografas Liudas Truikys, menininkės diplominiam darbui vadovavo tekstilininkė Marija Dudienė, garsi rištinio kilimo technikos žinovė. Baigusi studijas, Petruškevičienė pradėjo dirbti Kauno dailės kombinate, audė didelių mastelių gobelenus, tapiserijas. Šiandieną praėjus ilgam laiko tarpui galėtume teigti, kad jaunai dailininkai tai buvo rimtas išbandymas. Išmokė susidoroti su maštabiška užduotimi, ugdęs audimo preciziškumą, techninį kruopštumą, supratimą, kaip taikyti sieninį kilimą interjere. Dar sovietmečio dailininkė pradėjo domėtis ir mini tekstilę. Šis sritis menininkė traukė, nes leido eksperimentuoti, pažinti ir kurti naujas technikas, originalias formas, gausiai dalyvauti parodose. Kūrybinių ieškojimų kelias Petruškevičienė atvedė į tuo metu netradicinę tekstilės sritį, meninio audinio kaip savarankiško autorinio meno objekto atgaivinimą Lietuvoje. Tekstilininkė viena pirmųjų perprato rytietišką šiburį audinio apdirbimo techniką. Ilgainiui unikalius audeklo dažymo ir formavimo metodus menininkė ėmėsi dėstyti Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete tekstilės katedroje, kur dirbo ilgą laiką iki išėjimo į pensiją. Palaipsniui savo kūryboje Petruškevičienė ėmėsi eksploatuoti skiautinių techniką. Skiautinys menininkės darbuose taip pat nebuvo tradicinis, patyrė pačias įvairiausias transformacijas. Nuo beveik klasikinio amerikietiško kvilto nukeliauta iki medžiagų susiuvimų, siuvinėjimų, perdengimų, fotografinių inkliuzų. Šiuose darbuose pradėjo skleistis itin jautrus menininkės santykis su savo krašto žmonėmis, daiktais, atsispindėjo pagarba istorijai, tradicijoms bei praeities kartoms. Modeliuojant skiautinį, į dailininkės kūrybą įsiliejo namuose išsaugotos senos nosinaitės, užuolaidos, tautinės lovatėsės, staltiesės, archyvinės nuotraukos. Visaip tekstiliškai apdorojami, tarpusavį komponuojami ir keičiami šie kasdieniniai daiktai atgimdavo kaip originalūs, bet praeičiai nostalgiški pavidalai. Apie šios objektus autorė teigia, jog daiktai paklūsta laikui, ypač buityje naudojama tekstilė, o jų rinkimas, transformavimas, panaudojimas naujiems darbams tarsi asmeninės menininkės siekis kalbėti su praeitimi. Pavyzdžiui, 2003 metais menininkė sukūrė jos asmeninės šeimos istorijai reikšmingą darbą, pavadintą Nepažintai močiutei Grasildai. Grasilda tėvelio mama, kurios dailininkė dėja niekada neteko matyti. Jos likimas buvo nelengvas, mirus vyrui teko daug dirbti, vienai užauginti vaikus. Šeima išsaugojo vienintelę mažytę pasui skirtą moters fotografiją. Šios aplinkybės paskatino menininkę pagerbti močiutę ir jai dedikuoti vieną iš savo darbų. Jo kompozicija sudaryta iš 25 pagalvėlės primenančių lino segmentų. Kūrinio centre ant audeklo spausta močiutės portretinė nuotrauka, o visa aplinka išsiuvinėta aukso rožėmis, savo spalva kontrastuojančiomis su pilkšvu linu,
ir atrodančiomis itin iškilmingai prabangiai. Auksinių rožių motyvą menininkė pateikė kaip viso močiutės Grasildos gyvenimo įvertinimo ir padėkos jai simbolį. Autorės nostalgija tėviškiai, gimtiesiems namams ir eksperimentavimo meninę formą išraiškingai skleidžia kūrinys Išeinant. Šį darbą galime laikyti transformuotų ready-made pavyzdžių. Modernistinėje dailėje tokio tipo kūriniai buvo konstruojami iš pramoninių daiktų ir jų detalių, o šiam darbui sukurti pritaikytas medinis lango rėmas ir senos medvilninės užuolaidėlės. Tikroviški, autentiški, buity atitarnavę daiktai, unikalūs namo puošybos elementai. Darbas alsuoja pagarba lietuvių liaudies architektūrai, jos dekoravimo tradicijai ir tautodailei. Ilgainiui Petruškevičienės vasaros poilsio ir didžiulio meninio įkvėpimo vieta tapo Dzūkija. Keliaudama iš Kauno į šį kraštą, dailininkė patyrė įvairių pojūčių susijusių su tuštėjančiu Lietuvos kaimu, griūvančiomis senosiomis sodybomis, apleista jų aplinka, sodais, šuliniais, tvoromis, nykstančių liaudies architektūros paveldu, pastatų drožiniais, kryžiais. Kartais užeidama į dzūkų pirkeles, dailininkė aptikdavo ir autentiškos kaimo moterų austos, bet dabar jau niekam nereikalingos tekstilės, lovatiesių, staltiesių, juostų. Menininkė sako, kad tuose daiktuose esti mūsų šaknys. Ji teigia, jog žvelgdama į senus audinius regis girdi dainas, kurios dainuodavo audėjos, galvoja apie tai, kaip gyveno to laikmečio žmonės. Minėti įspūdžiai apsijungia į Petruškevičienės plėtotą ciklą įvardintą kalbėjimas būtuoju laiku. Šio ciklo darbams menininkė daugiausiai naudojo seną audinį, jau minėtas kaimuose įgytas lovatieses ir staltieses. Dailininkė teigia, kad iš senų audinių gimė nauji darbai, jos pagarbos ir meilės ženklas kaimiškai lietuvių tekstiliai, amato tradicijai. Ant senųjų audinių komponuojamos aplikacijos, išsiuvinėti dekorai, siuvinėjama ir siuvama rankomis bei mašina, pasitelkiami ir papildomi, tarkime, skulptūros elementai. Visi jie įvairiais aspektais praturtina darbus. Vienuose jų labiau dominuoja tautinis motyvas, atsiskleidžia krikščioniškoji pasaulėjauta, kituose atsispindi lietuviškos tradicijos ir šventės, dar kituose skausmingi Lietuvos krašto istoriniai įvykiai, bet visur idėjos ir mintys perteikiamos ne iliustratyviai, o asociatyviai. Apibendrinant autorės kūrybą, norisi akcentuoti mintį, jog savistaba, kultūrinė antropologija, kažkada rankų lytėtų daiktų semantika bei tautinio paveldo prikėlimas naujam gyvenimui Petruškevičienei padėjo suformuoti savitą meninę stilistiką, išgauti autentišką menininko braižą bei pademonstruoti ypatingą pagarbą tekstilės amatui.